Ilgai savaitgalį nenuobodžiaus sporto gerbėjai. Baidarių ir kanojų ir klajimo entuziastų dėmesys vėl kryps į Trakus. Geriausi šalies irkluotojai varžysis ne tik dėl Lietuvos čempionų vardų, bet ir dėl kelialapių į pasaulio čempionatą. Didžiausia intriga, kas laimės šeštadienį vyksiantį kanojų ir klajimo sprintą. Europos žaidynių čempionu neseniai tapęs Henrikas Žustautas ar Londono olimpiados vicečempionas Jevgenijus Šuklinas. Nėra tokia, kad favorito abu esame vienodi starte. Vis tiek, kai atsistojame startą, visi varžovai yra lygus. Galim ne vienas nelaimėti, gali Vadimas Korobos laimėti ar dar kas nors. O šiaip tai nėra tokia, kad favoritas tiek. Na, aišku, visi tikisi iš mūsų dviejų pagrindinės kovos, bet kaip bus, taip matysim. Tikrai stiprus Henrikas ir aš dabar prijau savo formos. Kaip ir optimaliai jaučiuosi, tai galvoju, konkurencija bus gera, o kas laimės stipriausias nugalės. Šį sezoną 20-metis Žustautas aplenkė 9 metais vyresnį Šukliną 2 kartus Lietuvos taurės varžybose ir pasaulio taurės etape. Sprintas ir yra, dabar sprinte dominuoja tik jauni sportininkai nuo 20 iki 25. Tai čia pats pikas ir aš jiems sakiau ir Vadimui Korobui, kad va dabar jūsų laikas, tai turit rodyti viską. O mano darbas laikyti savo formą, kokią laikiau. Aš negaliu jau greičiau važiuoti, aš turiu savo laikyti formą, nes pagal fiziologiją, pagal viską sprinteris jau raumenų greitos skaidulos nesivysto po 27 metų. O sprintas čia grinai sprogstama jėga, tai labai tinka jaunimui. Šiemet labai daug iš tikrųjų varžybų ir dar nesibaigia tas varžybos, kas 2-3 savaitės vyksta varžybos labai svarbios. O dėl tos formos, tai kol kas išlaikiau labai gerai, bet po Europos žaidynių sunkiai atsigaunu, bet po biškį ir tikiuosi šitom varžybom jau bus vėl pasiruošęs ir vėl ta forma bus. O šiaip sunku iš tikrųjų išlaikyti tą formą visą sezoną, nes po Lietuvos čempionatą po porą savaičių vėl išvyksti pasaulio jaunimo čempionatą, tai vėl reikės laikyti tą formą. Nėra kada, kad pailsėti šiek tiek, bet tikiuosi išlaikysiu visą sezoną. Nors Lietuva turi 2 pajėgius kanojininkų sprinterius, tačiau vienoje distancijoje, olimpinėse žaidynėse ar pasaulio čempionatuose šaliai gali atstovauti tik vienas irkluotojas. Ilgesnė 500 metrų distancija nėra olimpinė, o subūrus dvivietę tektų irkluoti net 1000 metrų. Pas mus nėra olimpinė 200 metrų, o kilometrą dvivietę irkluoti sudėtinga iš tikrųjų, nes mes abu esame sprinteriai. O šiaip, ką žinau, iš tikrųjų galima pabandyti kažkada pairkluoti po sezono, gal. Bet tada neirkluosim 200. Tai irgi, galim sakyti, prarandam vos ne medalį olimpiadą, galima taip sakyti. Bet čia reikia pagalvoti, iš tikrųjų pabandyti, gal dvivietę net nesirkluos, nebūsim viens kitam skirtinis. Dvivietė toks dalykas, kad ten negali per jėgą viską daryti, turi būti susirklavimas, jausmas. Jeigu dvivietę bandyti, tai tik tai kilometrą, o vis tiek jam labiau tinka 500. Tai nežinau, vis tiek mūsų distancija, kur mes galim pretenduoti medalius, tai čia 200 metrų, tai reikia akcentuotis ant tos distancijos. O kilometras vis tiek jau tada trukdys pasiruošimui, jeigu rimtai ruoštis olimpiadai ir planuoti užimti kažkokią gerą vietą, tai vis tiek reikia tada keisti metodiką. Tai nelabai jaučiu dabar to galima daryti. Į pasaulio čempionatą rugpjūčio mėnesį vyks 8 Lietuvos baidarių ir kanojų irkluotojai. Pasaulio čempionate Italijoje bus dalinami ir olimpiniai kelialapiai į kitų metų Rio de Janeiro žaidynes. Šiauliuose šeštadienį vyks Lietuvos BMX mažųjų dviračių čempionatas. Jame varžysis ir tituluočiausia šalies dviratininkė, pasaulio čempionatų prizininkė ir olimpinių žaidynių dalyvė Vilma Rimšaitė. Specialiai iš tikrųjų nesiruošiu tam, nes čia Lietuvoje nelabai yra lygių. Tas sportas dėja nėra labai populiarus Lietuvoje, nes vienintelis dalykas yra tas, kad nėra trasų kitose miestuose, tik Šiauliuose ir Pakruojyje yra. Aišku, Pakruojyje ten jau lygis trasos nelabai koks. Mūsų trasa yra labai gera, bet irgi jau reikėtų pakeisti, nes jinai kaip prieš 7 metus buvo pastatyta, taip ir praktiškai nepakito. Kur visam pasaulyje trasos labai kinta, labai didėja kalnai, jos darosi techniškesnės, sudėtingesnės ir gaila, kad pas mus visas tas pakeitimo procesas labai ilgai užtrunka, labai daug popierizmo ir užtat labai užsitęsia viskas. Aš įsivaizduoju, jeigu būtų trasos, dar kokios, pavyzdžiui, 3 trasos Lietuvoje ir ten Vilniuje, Kaune, tose didžiuosiuose miestuose, tai ir mūsų sportininkų skaičius būtų visiškai kitoks. Pavyzdžiui, dabar gal kokius tik 60 yra, tai gal tų atvejų būtų kokie 200-300. Tada, man atrodo, tas susidomėjimas plistų dar labiau ir tada dar daugėtų, ar bent jau kažkokių gerų sportininkų atsirastų. O dabar, nežinau, yra, sakau, tik tai kultivuojamas šitas sportas Pakruojyje ir Šiauliuose. Ir labai mažai Panevėžyje, bet ten Panevėžyje praktiškai turi tik kelius kalniukus ir
tokie patys vaikai keli susikasę buvo ir ten tikrai negali treniruotis normaliai, negali siekti rezultato. Jau šiais metais Rimšaitė pradės kovą dėl kelialapio į olimpinės žaidynes, tačiau pasirinkimui trukdo tai, kad Šiauliuose įrengta trasa jau netitinka tarptautinių reikalavimų. Mes turim startas tais 4 ar 5 metrų aukščiais, turėtų būti 8 metrų tiem jau profesionalam, kurie važiuoja pasaulio čempionatuose, kurie važiuoja olimpiadoje arba nori kvalifikuotis olimpiadą. Tai labai gaila, kad neturim tokio starto. Aišku, būtų labai gerai, kad mes turėtume 8 metrų startą. Nes, sakau, pagrindinės varžybos, pagrindiniai, pavyzdžiui, olimpinių taškų rinkimai, pati kvalifikacija į olimpiadą kitais metais, kuri vyks man pasaulio čempionate, tai irgi pasaulio čempionatas vyks nuo 8 metrų starto. Ir aišku, sunku konkuruoti su konkurentėm, kurios turi tokias trasas namuose ir važinėja jose kiekvieną dieną. Mes turim galimybę nuvažiuoti, pavyzdžiui, ar savaitę į stovyklą į Latviją, ar retai galim nuvažiuoti kažkur kitur, bet jeigu važiuoti kažkur į vakarus, į Belgiją ar kokią Olandiją, tai trasų nuoma būna labai brangi, ten už porą valandų turi mokėti po 250 eurų. Ir praktiškai 2 valandas ar ten 3-4 treniruotės iš tikrųjų tos naudos minimaliai duos. Vis tiek negali lyginti su tais žmonėm, kurie treniruojasi kiekvieną dieną tokiuose trasuose. Nepaisant to, kad mūsų šalyje įrengtos vos 2 BMX dviračių trasos, Lietuvoje užauga perspektyvūs sportininkai. Kartu su Rimšaite Europos žaidynėse Baku dalyvavo ir Arminas Kazlauskis, o Gabrielius Pavijanskas tapo Europos jaunučių vicečempionu. Visi jie dalyvaus ir savaitgalį vyksiančiame Lietuvos čempionate. Vilniuje vyksiančiame Rytų Europos čempionato etape rungtyniaus tituluoti paplūdimio tinklininkai. Į Lietuvą atvyksta Europos žaidynių čempionai Latviai Martinas Plavinas ir Haraldas Rezga, Londono olimpinių žaidynių dalyvis Estas Rivo Versikas, taip pat pajėgios Lenkijos, Ukrainos, Rusijos poros. Lietuvoje atstovaus 4 vyrų poros, tarp jų Europos jaunimo čempionato prizininkai Arnas Rumševičius ir Lukas Každailis. Vilniuje jau 18 kartą vyks Žalgirio didžiojo prizo varžybos, didžiausios Baltijos šalių regione šaudymo į skrendančius taikinius varžybos. Į Lietuvos olimpinio sporto centro šaudyklą atvyksta geriausi savo šalių šauliai beveik iš 10 valstybių. Šeštadienį ir sekmadienį ryte vyks kvalifikacinės varžybos, sekmadienį nuo 15 valandos finalai. Šaudymo iš lanko entuziastai renkasi Lietuje. Čia vyks Best in Lithuania varžybos, kuriuose varžysis 70 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos. Tai vienintelės varžybos Lietuvoje, kurios įtrauktos į tarptautinės šaudymo iš lanko federacijos varžybų kalendorių ir turinčios prizinį fondą. Lietuvos sportininkams tai bus pasirengimas Liepos pabaigoje Danijos sostinėje Kopenhagoje prasidėsiančiam pasaulio šaudymo iš lanko čempionatui. Sostinės plytinės kartodrome laukiami greičio mėgėjai. Čia vyks Lietuvos kartingų čempionato 3. ir 4. etapai. 6 galingumo klasėse varžysis 60 lenktynininkų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Lenktynėse Vilniuje važiuos gausus būrys lenktynininkų, kurie dalyvauja Europos čempionatų taurės varžybose. Lietuvos kartingų čempionato jauniausiam lenktynininkui vos 8 metai, vyriausiam net 50.